Sveiki sugrįžę! Šiandien atėjo laikas išminties minutėliai ir šiandien užduosime tokius klausimus. Ką daryti, kai nesinori? Ką daryti, kai man sunku? Ką daryti, kai atrodo neturiu jėgų kažką daryti? Iš kur gauti motyvacijos? Kur ta motyvacija pabėga? Kodėl aš neturiu motyvacijos? Kur tas įkvėpimas? Ką daryti? Pasvarstysim, pagalvosim visi kartu šios savaitės išminties minutėlėje. Tad pradėkime. Taigi, išminties minutėlėse mes keliam klausimus, mes ieškom atsakymų, bandom kažką galvot. Ir kartais sutinku žmonių, kurie sako, aš dirbu mėgstamą darbą, bet kartais taip atsitinka, kad net tame darbe kartais atrodo neturiu energijos. Kartais neišeina mėgautis procesu, nes neturiu kibirkšties, neturiu motyvacijos, neturiu įkvėpimo, o mano darbe tas yra labai svarbu. Šiaip bet kokioj veikloje, jeigu tai paėmus, labai svarbu turėti tą kibirkštėlę. Jeigu žmogus užsivedęs, žiūrėkis, ten gali ir nevalgyt, gali ir nemiegot, turės įsijautimą ir mėgausis procesu. Ir kartais taip atsitinka, kartais taip ir būna ir sakom, šiandien turėjau įkvėpimą, šiandien man buvo lengva, šiandien buvo lengviau daryti tai, ką darau. Bet aš norėčiau, kad jis visada būtų su manimi, tas įkvėpimas, kad visada galėčiau džiaugtis tą veiklą, kurią darau, kad visada turėčiau motyvacijos ir panašiai. Bet ne visą laiką taip išeina. Ir klausimas, kodėl? Ir vienas iš atsakymų, manyčiau, yra tas, kad mes nesame robotai. Yra tokia mintis, išmintinga mintis, pasakyta, viskam yra savo laikas. Ir nebūna taip, kad mes visą laiką kaip robotai darytumėm vieną ir tą patį. Mes žmonės, mes asmenybės ir turime gyvenime daug sričių. Ir tarp tų sričių turi būti harmonija. Kažkurioj srityje kažkas yra ne taip ir jau žiūrėk gali nukentėti kitos sritis, nes mes esame žmonės, mes turim emocijas, mes turim mąstymą, mes turim motyvacijas ir taip toliau. Ir tarkim, aš noriu ten būti sėkmingas darbe, bet serga mano šuniukas. Tai natūralu, kad aš pergyvensiu dėl savo šuniuko, nes man jisai rūpi, aš jį myliu ir aš apie jį galvosiu, ką dabar daryti, kaip jam padėti ir panašiai. Ir natūraliai tai palies mano emocinį pasaulį. Natūraliai tai bus kas? Stresas. O streso metu, kai aš jaudinosi, net ir dėl šuniuko, o gyvenime būna ir kitų sričių. Žiūrėk, aš po truputį galiu prarasti energiją, nes stresas, atsimenat, stresas turi 3 fazes. Pirma fazė yra aliarmo fazė, antra fazė yra pasipriešinimo fazė ir trečia fazė kokia? Išsekimo fazė. Aš tampu išsekęs, aš tampu be jėgų, be energijos. Todėl man svarbu mokėti pasikrauti, todėl man svarbu atgauti tą energiją, atgauti tas jėgas, kad aš galėčiau turėti energijos atlikti darbams. O Freudas sako, kad bet kokio elgesio tikslas yra panaudoti sukauptą energiją. Bet ką daryti, jeigu aš nuolatos esu streso būsenoj, kažkurio iš gyvenimo sričių, o jeigu dar pagalvotumėm, baisu būna, kai net ne vienoj gyvenimo srityje yra stresas, bet ir namuose, darbe, dar gal vidinėme kažkokiame niuanse, sveikata kažkokia gal šlubuoja ar dar kažkas ir viskas susideda ir tada žmogus galvoja, aš neturiu įkvėpimo, neturiu energijos, net
ta veikla, kuri anksčiau teikdavo džiaugsmą, įsijautimą, energiją, žiūrėk, jau nepavyksta to padaryti ir net ta veikla gali tapti nemaloni. Ir tada kartais žmogus pradeda susipainioti ir galvoja, ai, tai gal čia ne ta veikla, gal man jau reikia kažką keisti. O problema gali būti visai kitur. Ir žmogus net to nesupratęs gali pradėti abejoti savimi, savo pasirinkimais ir panašiai. Grįžtame prie motyvacijos. Taigi, motyvacijos yra tokie dvi kryptis. Viena kryptis yra vidinė motyvacija. Tai pavyzdys bėgikas turintis, kuris bėgioja, ne? Bėgikas, kuris turi vidinės motyvacijos bėgioti, jisai bėgios tos maratonus ar kažką tenais ne dėl to, kad gaut medalį, bet dėl to, kad jam patinka. Jisai mėgaujasi procesu, jisai tą daro galbūt dėl sveikatos ar panašiai, bet ne dėl medalio. Medalis jam yra pašalinis dalykas šiaip savo ten dėl įdomumo, bet pagrindas yra pats bėgiojimas, nes aš mėgaujasi tuo procesu. Vidinė, tai yra išorinė motyvacija, būtų toks pavyzdys. Bėgikas varo, ten stengiasi, bet visą laiką stengiasi ne dėl to, kad jam faina bėgioti, bet dėl to, kad man reikia kuo daugiau medalių. Aš turiu pasikabinti namie medalius. Ir aš turiu gauti tokį medalį, kitokį medalį. Tai yra išorinė motyvacija. Jeigu kalbėtumėm apie darbą, tai darbo išorinė motyvacija gali būti atlyginimas. Aš noriu gauti pinigų ar panašiai. Bet vidinė motyvacija, žmogus tuo metu net negalvoja apie algą, apie pinigus, o galvoja apie tai, kaip čia geriau padaryti. Jeigu tai, pavyzdžiui, mokytojas, kaip padėti mokiniui. Jeigu tai psichologas, kaip padėti tam žmogui. Jeigu tai koks nors gaisrininkas, jis gesindamas ugnį negalvos, man reikia pinigų, aš čia daug uždirbu, bet jis galvos, kaip išgelbėti gyvybę, kaip išgelbėti žmogaus namus, kad žmogus kuo mažiau nukentėtų, nes jisai mato prasmę darydamas tai, ką daro, ir daro tai ne dėl kažkokio tai apdovanojimo, kur paskui gal irgi uždės ir kažkokį medalį užkabins. Tai mes turim arba vidinę motyvaciją arba išorinę motyvaciją. Aišku, gerai turėti abi. Jeigu abi turime, būna fainiau ir geriau. Tai gerai, tai motyvacija. Mes dažnai norim ją turėti visada. Bet kaip ir sakiau, mes nesame robotai. Mes nesame kažkokios mašinos, kurios daro kažką ir viskas. Mes turime jausmus. Mes turime emocijas. Ir natūralu, kad kartais reikia ir pailsėti, kartais reikia ir paatostogauti, kartais reikia ir išsirėkti, kartais reikia ir išsiverkti, kartais reikia pasakyti ne. Reikia mums mokytis iš tikrųjų kartais pasakyti ne, nes yra žmonių, kurie tiek daug visko prisijama ir paskui, žiūrėk, pradeda kenkti sveikatai, neišsimiega ir panašiai, o paskui negali mėgautis savo mėgstamų darbų. Tai viena iš taisyklių yra išmok pasakyti ne. Kita taisyklė - išmok pasakyti taip. Kai kuriems žmonėms yra problema, nes jie nesako taip, nes nedrįsta kažką naujo, kažkokį kelią pasirinkti, projektą kažkokį ar panašiai, kažkokį iššūkį pasiimti, kuris tave išjudintų ir vėl turėtum tą motyvaciją ir panašiai, bet žmogus kartais galvoja, ai, geriau nieko nedarysiu, geriau pasakysiu ne ir sėdi, daro tą patį per tą patį ir tada laikui bėgant atsiranda nuobodulys ir vėl nieko nėra. Taigi mes žmonės esame mąstančios būtybės. Turime analizuoti savo situacijas ir kada reikia sakyti ne, kada reikia sakyti taip. Turime atskirti šitos dalykus, nes mes turime būti lankstus. Nes kai sakome dažnai ne, taip pat gali būti problema, nes nėra judėjimo, nėra cirkuliavimo, o mums to irgi reikia. Tai link ko aš čia einu, o link to, kad, kaip ir sakiau,
Mes negalim tekėti pasroviui. Mes turime analizuoti, kad galėtumėm pasirinkti teisingą kelią. Ir aš dabar jums nepasakysiu, kuris kelias teisingas, taip kelias ar ne kelias. Kiekvienas mes, eidami gyvenimo keliu, turime žiūrėti pagal situaciją. Ir kiekvieno žmogaus situacija yra visiškai kitokia, visiškai kitoks kelias. Ir negalim savo kelią uždėti kitam žmogui, kad būtent daryk tą patį kaip ir aš. Nepavyks, nes kitas žmogus yra visai kitokia asmenybė. Kitas žmogus turi visai kitokį kelią. Ir kai žmogus ateina pas psichologą, būtų labai paprasta, jeigu visi žmonės turėtų tą pačią taisyklę, tą patį būdą, tą patį trafaretą, kuris visiems tiktų ir visiems būtų vienodas. Bet taip nebūna. Dėl to ir yra įdomus pasaulis. Dėl to ir yra įdomus žmogus, nes kiekvieno situacija yra visai kitokia. Mes galim pasimokyti iš kito žmogaus patirties, kažką apsvarstyti ir panašiai. Ir tai kažką bandyti taikyti savo gyvenime. Bet atsiminkite vieną dalyką, kad mūsų kelias yra mūsų. Ir mes turime stengtis daryti tai, ką galime geriausia. Bet iš kitos pusės turime savo neužsikrauti idealumo. Aš viską turiu daryti idealiai, viskas turi man sektis, aš turiu būti geriausias. Taip nebūna. Nes jeigu tu taip galvosi, tai bus stresas. Kas iš tavęs atims energiją, nes mes esam žmonės, mes darom klaidas, nes kaip ir sakiau pradžioj, mes turime daug gyvenimo sferų. Ir jeigu kažkurioje nesiseka, tada pradės kitoj nesisekti ir galvosim, man šitoj srity nesiseka, nes aš nevykėlis, bet tai netiesa. Tai yra tiesiog žmogiškasis faktorius, kai man dabar tokia situacija. Na, tikiuosi suprantat, ką čia norėjau jums pasakyti ir šitos mintis galbūt padės jums apmastyti tai, su kuo susidurėte jūs savo gyvenimo kelyje. Na, o šiandien, manau, čia ir padarysim sustojimą, jau ir sustosim, nes čia galima būtų kalbėti ir kalbėti, bet išminties minutėlės tai nėra valandinė laida, tai yra stengiamasi kuo trumpiau ją daryti, kad tiesiog iškelt klausimus, pamastyti trumpai. Ir tikiuosi šitą minutėlę, išmintėlę buvo naudinga, apmastėt savo patirtis. Na, o dabar norėčiau padėkoti jums, kad esate kartu, kad spaudžiate patiktukus, kad dalinatės, kad prisijungėte prie Contribui komandos ir paremėt mano šitas visas veiklas. Tad dėkoju Contribui nariams ir žinoma, jeigu turit motyvacijos, kiti galit taip pat prisijungti prie Contribui. Na ir ačiū jums visiems ir iki kito karto. Ate.